Sveiki, šioje pamokoje susipažinsim su blogo kūrimo įrankio videos filmuota medžiaga. Čia galite sukurti savo filmuotų medžiagų kolekciją arba pasirinkti iš patiktų kolekcijų SchoolTube videos. Įterpti filmuką į savo kolekciją galite pasinaudodami filmuotos medžiagos įterpimo mygtukais Upload, Link ir Grab. Upload mygtukas atsiunčia atvaizdą iš vietinių kompiuterių. Link mygtukas, nuoroda, atvaizdą patalpina, naudojant tiesioginį jo internetinę nuorodą. Grab mygtukas, sučiupti, patalpina video medžiagą padarytą internetinė vaizdo kamera. Pabandome atsiųsti video medžiagą iš vietinių kompiuterių. Spaudžiam mygtuką Upload. Vietiniam kompiuterį pasirinkam vaizdo medžiagą. Po keletą minučių filmukas atsiranda mūsų kolekcijoje. Dabar pabandysim atsiųsti filmuką pasinaudodami jo nuorodą. Spaudžiam mygtuką Link. Matome, kad atsidaro laukelis, kuriame yra langelis, į kurį reikia įvesti filmuotos medžiagos tiesioginį nuorodą. Todėl iš pradžių mes turime surasti filmuotą medžiagą internete, nukopijuoti jos internetinį adresą ir įterpti laukelį Link. Paspaudžiam mygtuką Add to your files. Ir filmuota medžiaga atsiranda mūsų kolekcijoje. Sukūrus didelį filmuotos medžiagos kolekciją, susidaro tinkamos medžiagos paieškos problema. Šią problemą padeda išspręsti paieškos laukelis. Jame reikia įvesti norimo paveikslėlio pavadinimą ir paspausti mygtuką Search. Šitas paieškos būdas ypač labai svarbus, ieškant medžiagą SchoolTube videos kolekcijoje. Pavyzdžiui, pasirenkame temą chemija, įvedam žodį angliškai. Spaudžiam mygtuką Search. Paieškos sistema surado 274 filmukus šią tematiką – chemija, chemistry. Pasirinktą filmuką galima peržiūrėti peržiūros laukelėje. Norint įrėminti filmuką į leistuvą, reikia paspausti mygtuką Add a player arba pasirinkti kortelę Players – leistuvai. Leistuvo kolekcija yra suskirstyta pagal temas. Pasirinkus vaizdo leistuvą iš patiktos kolekcijos, filmuota medžiaga pasirodys peržiūros laukelėje įrėminta. Filmuota medžiaga įterpiama į blogą mygtuku Jūs įtaikyti paspaudimu. Filmuotos medžiagos pateikimo būdą galima redaguoti naudojant objektų redagavimo komandas. Pavyzdžiui, mes galime pakeisti rėmelių spalvą. Galime pridėti šešėlį. Galima reguliuoti garsą. Norint peržiūrėti filmuotą medžiagą, reikia iš pradžių gloksterį išsaugoti.